Sebastian Liebek. Ežiukas Latė ir vandens kiltuvas. 14 dalis. Vandens skiltuvas. Ta akimirka, kai Latė su Tjumu žvilgtelėjo iš savo užuoglaudos, galingasis lokių karalius vėl pravėrė nasrus ir trečią kartą baisingai drebindamas orą suriaumojo. Jį apspitę tarnai iš baimės lenkėsi lyg žemės ir kažką nerišliai murmleno. Karalius Bantūras buvo toks įsiutęs, kad tarnai stovėjo lyg suparalyžiuoti, nežinodami, ko stvertis. Tjumas palinko prie Latės ir sušnibždėjo: "Jis siunta, nes neranda mūsų. Kaip manai? Tuoj pradės tai baubti, kad visas kalnas į dulkę subirės." Latė linktelėjo. Jie tyliai tūnojo tamsiame urve ir stebėjo lokių karalių Bantūrą. Šis tuo tarpu išsakė savo paliepimus ir tarnai skubomis išsilakstė. Šalia karaliaus liko tik 2 patarnautojai. Bantūras įdūkęs dar kiek pamostagavo skeptrų, paskui apsisuko ir nuėjo. Didžioji salė ištuštėjo. Tarp skliautų nebeaidėjo žingsniai. "Eime", sušnibždėjo Latė ir tylutėliai, dėdamas kojas, žengė pirmyn. Tjumas ėjo pėda pėdon, iš lėto nardino pėdas į vandenį, lėtai kėlė kojas. Greitas čia nebūsi, tad netrukus jie nusprendė išsiropšti ant glotniųjų takų. Tada jau viskas ėjosi lengviau, greičiau. Palei jų pokšnį juodu perėjo menę. Kaskart darėsi vis šviesiau ir šviesiau, o galiausiai jie priėjo šviesos užlietą menę. Šviesos akinami keliauninkai nesusivokė, iš kurgi jis sklinda. Kai akis su švytėjimu apsiprato, abu pamatė, kad ant sienų ir lubų žėri galybė mažų akmenukų. Jie švietė tarsi žvaigždės tamsoje. Bet neilgai Latė ir Tjumas tesigrožėjo šiuo reginiu, nes tai, ką išvydo kitą akimirką, pranoko visus stebuklus. Žiūrėk, nenustygdamas sušnibždėjo Tjumas ir parodė į priešinę sieną. "Matai, iš kur tas upeliukas teka?" Latė pasuko galvą ten, kur rodė Tjumas, ir kone sukliko iš džiaugsmo. Sienos nišoje, apvalainėme duburyje, gulėjo purpurinis, auksu žėrintis daiktas. Apie jį teškėjo skaidrus it krištolas vanduo. Jis tekėjo į duburį, iš ten, plekšėdamas sruvo ant grindų ir subėgęs į platulą taką, čiurleno Tjumo ir Latės link. "Vandens skiltuvas!" Latė išsprūdo džiaugsmingas šūksnis. "Štai iš kur teka tas upelis!" Staiga jis krūptelėjo, pastvėrė Tjumo letiną ir timtelėjo jį už artimiausios kolonos. Salės gilumoje sušmėžavo tamsus pavidalas. Pabaiga. 15 dalis. Tarp priešų. Tai buvo senas lokys. Atkišęs letinas, jis nešėsi didelę iš viržių supintą pagalvę. Jam pavimui 3 tarnai vilko keistą aukštą pakilą. Ši buvo sumeistrauta iš storų, aukso gijomis suraišiotų šakų, išdabinta aukso plokštėmis ir žėrinčiais akmenimis. Viršuje apipinta
eglišakėmis. Tarnai, pastatę pakilą salės viduryje, pradingo, o tas lokys su pagalve dar liko. Jis oriai žengė prie pakilos ir ją padėjo pačiame jos viršuje. Tai turbūt lokių karaliaus sostas, sušnibždėjo Tjumas Latei. Bet šiam nespėjus atsakyti, per kalną nusirito gaudesys ir pasigirdo iš visų pusių artėjantis sunkūs žingsniai. Slėpkimės greičiau, išgastingai pasakė Latė, kitai baigsis prastai. Jie pradėjo žvalgytis, kurgi galėtų užsiglausti. Žiūrėk, nerimastingai tarė Tjumas, ten sienoje juoduoja kiaurymė. Pribėgę jie aptiko urvą, vietos čia buvo kaip tik jiedviem pasislėpti. Tik per plauką suspėjo, vos sulindo į urvą, pro kolonadų arkas pradėjo plūsti lokiai. Įžengę į salę, jie stodavo kiek atokiau nuo įmantriosios pakilos. Išpūtę akis, Latė ir Tjumas žvelgė į šį keistą sambūrį. Priejo didelių ir mažų lokių, storų ir liaunų, rudakailių ir juodakailių, matėsi ir senų, žilakailių lokių. Buvo raišuojančių ir žemę letinom brūžuojančių lokių. Buvo pažiūrėti labai kilmingų, šie ėjo užvertę galvas. Buvo karių, aštredančių, smigeisit peiliais nagais. Buvo mąstytojų, didžiuliomis it statinė galvomis. Buvo panelių su eglišakių karuliais ausyse. Buvo prijuostėmis pilvus apsijuosusių moterų. Susirinko tokia gausybė lokių, kad salėje bergždžio lopelio nebeliko. Bet staiga visi pritilo. Girdėjosi tik duslus burblenimas. Ir tada pro kolonas dundėdamas žengė karalius Bantūras. Jis ėjo salės viduriu, o kai pasiekė auksų žėrinčią pakilą, grakščiai liuoktelėjo ant jos ir įsitaisė ant viržių pagalvės. Taip ir maniau, tai sostas, patenkintas sušnibždėjo Tjumas, bet Latė, prisidėjęs pirštą prie lūpų, paliepė tylėti. Tada karalius Bantūras taip plačiai pravėrė nasrus, kad šviesoje subolavo plėšrus dantis ir prabilo. Šiaurės girios lokių paderme, maurojo jis, šiandien atsitiko baisus dalykas. Tai, apie ką net galvoti nedrįsau. Mus niekšiškai apmovė. Po šių žodžių per salę nusirito murmesys, bet lokių karalius pakėlė leteną ir vėl įsivyravo tyla. O baisiausia tai, kad už nosies mus vedžioja mažas ežiukas, tarė Bantūras ir neįstengdamas sutramdyti pasidygėjimo ir įsiūčio nusispjovė. Pfu, ežiukas! Salėje ir vėl kilo sambrūzdis. Karalius šaižiai sukliko. Tai nepakenčiama, sakau jums, šiaurės girios lokių paderme, įsakau. Rytoj iki saulės laidos ežiuko kailis trūks plyš, turi kyboti šioje salėje. Įsiminkite mano žodžius, klausykite, ką sakau. Lokiai sutartinai sukliko, atkišo letinas ir pradėjo griausmingai ploti. Rytoj! Subaubė Bantūras, nustelbdamas brazdesį. Rytoj iki saulės laidos. Pabaiga. Šešiolikta dalis. Geras daiktas – kuprinė. Pasislėpę užuoglaudoje, keliauninkai klausėsi lokių karaliaus kalbos ir juos mušė šaltas prakaitas. Abu puikiai suprato, jų gyvybė pakibo ant plauko. Te reikia pasipainioti kokiam lokiui po kojomis ir baigta. Staiga juos užplūdo neapsakomas gimtosios girios ilgesys. Ar pamatys dar ją kada?
Lokių sambūris ėjo į pabaigą. Išliejęs pyktį, griausmingai dar kiek pariaumojęs karalius Bantūras liuoktelėjo nuo sosto ir lėtai išpėdino iš menės. Pats savo dantimis sumalsiu tą ežį į miltus, murmėjo pradingdamas už kolonų. Lokiai ėmė skirstytis. Tyliai, marmaliuodami išslinko veikiausiai nakties poguliu. Po akimirkos salėje stojo tyla ir ramybė. Senasis lokys išnešė pagalvę, 3 tarnai pakila. Jo žingsniai vis tolo. Salėje neliko negyvos dvasios. Latė ir Tjumas klausėsi tylaus vandens teškenimo ir tegalvojo apie vieną. Išmušė jų valanda. Lyg vaiduokliai išslinko iš užuoglaudas ir ėmė sėlinti prie vandens kiltuvo. Vis artyn, artyn, tvyrojo mirtina tyla. Šiaurės girią gaubė naktis. Lokiai tysojo kietai įmigę. Kai juodu jau prisiartino prie skiltuvo, Latė nusiėmė kuprinę ir padavė Tjumui. Laikyk, paprašė. Tada palinko prie duburio, panardino į vandenį letenas ir ištraukė vandens kiltuvą. Iškėlė jį aukštai į šviesą ir grožėdamasis ėmė tyrinėti. Matai, tarė jis, matai, koks puikus. Tada pasisuko į Tjumą ir įdėjo savo į lobį į kuprinę. Abu su Tjumu timtelėjo virvę ir sumezgė tvirtą mazgą. Latė užsimetė kuprinę ant pečių ir tarė. Dabar reikėtų iš čia sprukti. Nei Latė, nei Tjumas neturėjo nė menkiausios nuovokos, kaip pasiekti tvirtovės vartus. Teko kliautis sėkme. Pamatė įkalniui kylantį koridorių, įsuko į jį, nesvarstydami. Paskui atsigręžė ir metė žvilgsnį į erdvę menę. Upelis pranyko, tarė Tjumas. Tada pridūrė, lokiai netruks pastebėti. Taip, sutiko Latė, verčiau paskubėkime. Ir jie dingo urvo tamsoje. Pabaiga.